Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kaip nereikėjo galvoti apie finalo ketvirtą vos po 3 pergalių, taip ir nereikia daryti tragedijos dabar. Taip, Kauno Žalgiris atrodė be proto prastai rungtynėse prieš Milano komandą, o ir pergalės išsivežti iš Belgrado nepavyko. Bet sakyčiau, kad tai yra natūralus augimo procesas su nauju treneriu, naujais žaidėjais ir nauja sistema. Manau, kad patys tuom galėsite įsitikinti šiame video, kuriame apžvelgsiu esminės dabarties Žalgirio problemas, kurias išryškino ši dviguba savaitė ir ypač mačas su Milano komanda. Likite iki pat galo ir sužinokite, kodėl aš per daug nepanikuoju dėl tokio Žalgirio pasirodymo. Bet prieš bedavojantis, manau, kad reikia apžvelgti ir kelis gerus dalykus iš pirmosios mačo pusės su Milano komanda. Kaip ir Belgrade antradienio vakarą, mačas prasidėjo gan slogiai ir ypač jeigu žvelgiant į varžovų puolimą. Jų netaiklus metimai arba klaidos leido Žalgiriui bėgti į greitas atakas arba susikurti tuos pozicinius neatitikimus pusiau greitajame puolime, ko Žalgiris, šiųmetinis Žalgiris ir nori. Tai yra tas pranašumų krepšinis. Po netaiklaus Bukerio metimo Gosas pasiema kamuolį ir jo praktiškai nieks nestabdo iki kito tritaškio. Amerikietis atakuoja Niko Manioną, tą daro į kairę pusę, nieks jam prasiveržimo linijos neuždaro ir tai yra 2 pakankamai lengvi Žalgirio taškai. Vos po akimirkos labai panaši situacija. Niko Manionas prameta iš po krepšio ir būtent tokie prametimai generuoja didžiausius varžovo taškus per vieną ataką, ne kažkoks pramestas tritaškis, ne vidutinis metimas, bet būtent jeigu tu prameti iš po krepšio, varžovų taškai kitoje atakoje yra, didžiausi pagal efektyvumą. Ta pamatome ir čia. Niko Manionas atsikerta, vėl kamuolys suranda Williamsą Gosą, šis atakuoja į kairę pusę ir čia puikiai Dastino Slyvos mini užtvara, kuri leidžia Gosui dar giliau pasiekti baudos aikštelę ir surinkti ketvirtuosius Žalgirio taškus. Kaip matome, kol kas pozicinėse atakose rinkti taškų net neprireikia ir čia vėl panaši situacija. Tubelis atkovoja kamuolį, Maodolo yra uždinajantas nuo jo, todėl pats Tubelis eina į kitą aikštelės pusę, įveikia Gianpaolo Ricci greičiu ir puikiai Biručio Gortato užtvara neleidžia Devinui Bukeriui saugoti krepšio taip, kaip jis norėtų. Ir jeigu to greituoju puolimu Žalgiriui puikiai sekėsi rinkti taškus, kaip matėme pirmajame kėlinyje, pranašumų krepšinis Žalgiriui visiškai nėjo. Suskaičiavau, kad buvo net 4 tokios atakos per pirmasis 10 minučių ir Žalgiris iš to surinko lygiai 0 taškų. Čia tokia pusiau greita ataka ir Niko Manionas lieka prie Edgaro Ulanovo. Natūralu, kad Žalgirio kapitonas tiesiog eina žaisti nugarą į krepšį. Bet čia puikiai Niko Maniono gynyba. Ulanovas sukasi į kairę ranką, kur galbūt ir norėtų, ten vietos nėra ir fiziška agresyvi gynyba suveikia. Čia po perimto kamuolio Manionas yra prie Butkevičiaus, o Moses Raitas turi prie savęs Marko Guduričių. Serbas eina iš priekio, aukštas perdavimas Mosesui Raitui ir jam tiesiog kamuolys lysta iš rankų. Čia net kažko labai didelio ir nebepasakysi ir nepridursi. Tiesa, iš karto kamuolį praranda ir Milano komanda ir dabar Dastinas Slyva turi prie savęs Milano ekipos žaidėją. Francisco užtvaros iš Moseso Raito nenori, bandoma tiesiog ieškoti Slyvos po krepšiu. Šis bando atakuoti, bet vos po vieno driblingo sugauna kamuolį ir čia yra tikrai prastas puolime sprendimas. 0 iš 3. Po dar vieno netaiklaus Milano metimo tarp atakos laiko ir kėlinio pabaigos yra maždaug 8 sekundžių skirtumas, bet Ąžuolas Tubelis turi prie savęs Armoni Bruksą ir Maodolo nusprendžia žaisti būtent per jį. Galite pasižiūrėti, Bruksas čia daro gerą darbą, neleisdamas Tubeliui lengvai priimti kamulio. Lietuvis jį sugauna vos ant tritaškio, Milano ekipos vidurio puolėjas gali ateiti padėti labai aukštai ir Tubelis į jį įsirėžia tiesiai. Pažanga puolime ir 0 iš 4 tokiame pranašumų krepšinyje, kuriame tikrai Žalgiriui prieš tai geriau sekdavosi. O vėliau išlindo ir didžioji problema – gynybos klaidos. Po rungtynių Tomas Masiulis spaudos konferencijoje pripažino, kad Žalgiris šiose rungtynėse naudojo naują gynybą šiai naujai komandai ir tai nesuveikė. Aišku, šiandien kitą gynybą gynėmės ir tikrai iš tų metimų gavom, kur tokie jau liktai ir buvo įmami. Vėlgi tą stepauto gynybą žaidėm, tai dėl to ir atsidarė tie metimai visi, taip kad... Aišku, yra keista, kad tų klaidų buvo tiek daug, kaip mes pamatysime šiame video. Per pirmuosius 2 turus mes pamatėme 2 Žalgirio pagrindinės pick and roll gynybas. Stumimas į silpnąją ranką ir aukštaūgio atsitraukinėjimas arba tiesiog paprasčiausias išsikeitimas. Ketvirtadienio vakarą prieš Milaną mes pamatėme agresyvų aukštaūgio stepautą. Na, o gal tiksliau bandymus tą atlikti, nes komandiniai veiksmai veikė itin blogai. O jį
Jie prie tokios gynybos taktikos yra labai svarbus. Kažkiek priešingai, pavyzdžiui, negu stumimas į silpnąją ranką ir aukštaūgio atsitraukinėjimas, kadangi ten yra labiau 2 žmonių darbas negu visų 5. Ir ten daug pagalbų iš kitų 3 žmonių mes nepamatydavome. Čia matome Quinno Elliso ir Devino Bookerio 2 prieš 2. Laurynas Birutis kyla aukštai, jo stepautas. Modolo šiek tiek atsitraukia, neleisdamas perdavimo į trumpai nusileidimą. Stiprioje pusėje 2 Milano žaidėjai pasimakaluoja ir tai kažkiek užima Butkevičių ir Tubelį. Bet silpnojoje pusėje Deividas Sirvydis dengia Armoni Brooksą, gerą metiką. Tačiau bet kokiu atveju Sirvydis turi būti baudos aikštelėje prie Devino Bookerio, nes čia yra tiesiog 2 lengvi taškai. Žinoma, jeigu Deividas būtų baudos aikštelėje, laisvas būtų Brooksas, bet ten tu jau galėtum bandyti spėti klausautę, bandytum galėti po to prasižengti 4. kartą, ką Žalgiris čia dar gali daryti, ir daug kitų opcijų, kur vėliau gali ateiti pagalbos. Šiuo atveju tiesiog Devinas Bookeris pelno 2 lengviausius vakaro taškus ir tokių buvo tikrai ne vienas. Iš karto kitoje atakoje vėl Quinnas Ellisas su kamuoliu ir vėl jo 2 prieš 2. Ir čia vėl nesusikalba Birutis su Maodolo. Na, nes jeigu praėjusio atakoje jis buvo, tai kodėl dabar to nedaryti? Aišku, Maodolo irgi galėtų nesiskevičioti rankomis, o žaisti gynyboje iki galo. Ir būtent toks nesusikalbėjimas priveda Žalgirį prie dar 2 taškų praleidimo. Tiesa, tos pirmosios 2 žalgiriečių klaidos gynyboje paskendo, kadangi Arnas Butkevičius prapliupo tritaškiais taip, kaip dar niekada savo karjeroje. Tai buvo kažkas įspūdingo. Anomalija labai smagi, taip, pergalė nevirto, bet vis tiek pasižiūrėkime, iš kur tie tritaškiai atėjo prieš kalbėdami vien tik apie problemas. Čia Žalgirio motion derinys. Pick and rollas viename kampe, tada Maodolo turėtų žaisti 2 prieš 2 su Laurynu Biručiu, nieko nepavyksta sukurti, bet Žalgiris labai gerai įeina ritme į kitą situaciją. Ne kažkoks stovėjimas vietoje, o Biručio užtvara improvizuota Butkevičiui, Butkevičiaus handoffas Maodolo ir Biručio 2 prieš 2 su tuo pačiu vokiečiu. Milano gynyba visiškai apsvaigusi ir Arnas lieka visiškai laisvas puikiam metimui. Toliau mes matome visiškai tuos pačius reikalus. Vienas pick and rollas, antras pick and rollas, vėl kamuolys grįžta iki Biručio ir Maodolo. Milanas galiausiai keičiasi ir Maodolo tiesiog suvalgo Bryantą Dunstoną po krepšiu. 2 Milano žmonės ateina padėti į baudos aikštelę ir geras vokiečio sprendimas sukuria Arnui dar vieną laisvą tritaškį. Galiausiai Arnas tą tritaškį susikuria pats. Na, galbūt net labiau Marko Guduričius jam sukuria šitą tritaškį tiesiog išsivarydamas kamuolį į savo koją ir suteikdamas šansą lietuviui užbaigti pirmąjį kėlinį štai taip. +8 visi užsivedę, Arnas užsivedęs, atrodo viskas kaip ir gerai. Pasirodo, kad galėjo būti ir dar geriau. Vėl Maodolo su kamuoliu ir vėl Žalgirio bandymai žaisti 2 prieš 2. Milano gynyba čia labai prasta, nesusikalba Armoni Brooksas su Diopu labai ilgai, vėl Maodolo pasiekia baudos aikštelę ir nors Leandro Balmaro čia puikiai dirba klausautę, Arnas jau yra karštas ir jau pataiko viską. To yra negana. Po minutės pertraukėlės Mesina nubraižo derinį, kuris prasideda Stegeriu arba 2 užtvaros Šavonui Šilcui priimti kamuolį. Arnas nuskaito tą situaciją, perima kamuolį ir toliau tęsia savo fantastinį pasirodymą. Jau +15 kauniečių. Kada, jei ne šiame momente, Arnas gali mesti visišką krepšinio pasimėgavimo metimą, temperatūros pasimatavimą, vadinkit kaip norit. Per rankas, likus 5 sekundėm po driblingo, per Šavoną Šilcą. Čia buvo kosminiai dalykai ir labai gaila, kad tas visas Žalgirio pasirodymas po to sugadina tokį Arno vakarą. Jei Arnas sumetė 6 iš 7, tai likusi Žalgirio komanda vos 6 iš 25 ir šiek tiek sugrįžo į realybę. Tie procentai nebus nei tokie geri, kaip buvo per pirmosius 3 mačus, nei tokie blogi, kaip pirmosius 2 mačus. Na, pažiūrėsime, koks bus Žalgirio vidurkis po daugiau rungtynių. Bet net ne tame buvo didžiausia Žalgirio problema. Ta nauja, tiksliau, pirmą kartą šiame sezone taikyta stepauto gynyba buvo tiesiog maksimaliai neveikianti praktiškai visą vakarą. Būtent dėl to Milanas labai greitai grįžo iš -13 ir buvo begalė klaidų, bet pasižiūrėkime prieš tai, kaip teorijoje viskas turėjo atrodyti gerai, nes buvo kelios tokios situacijos. Kaip ir minėjau, labai puikus pavyzdys. Mozesas Raitas stepautuoja prieš Niko Manioną. Francisko šiek tiek pasaugo trumpai nusileidimą, todėl atsitraukia nuo Maniono. Dustinas Lyva baudos aikštelėje saugo lengvus taškus ir vėliau skuba klausautę prie Gianpaolo Ricci. Taip, Ricci veržiasi link krepšio, bet Mozesas Raitas laiku ateina padėti. Puikiai komandinė gynyba priverčia suklysti Milano italą. Tai jau mes prisimename vieną klipą iki tol, kuomet Sirvydis buvo apsikabinęs Armoni Brooksą ir Bookeris ten pelnė lengvus taškus. Dabar mes pamatėme, kad Slyva pasaugojo baudos aikštelėje, spėjo, teoriškai spėjo sugrįžti, bet vėliau jau jam padėjo kiti komandos draugai. Taip, maždaug panašiai ir turėtų veikti stepauto gynyba. Tu daug kur rizikuoji
rizikuoji, bet vėliau yra kaip ištaisyti tas situacijas ir panaikinti varžovų pranašumus. O čia Milanas žino, ko tikėtis ir labai puikiai apgauna žalgiriečius. Raito stepautas, Gosas atsitraukęs ir Arnas baudos aikštelėje. Bet Milano įžaidėjas čia puikiai išlaukė, kol Arnas dės vieną žingsnį link Šavono Šilco, nieko nebeliks baudos aikštelėje ir siunčia labai puikų perdavimą. Kitame klipe Šavonas Šilcas žaidžia į kairę pusę, kur yra du žmonės. Matome baudos aikštelėje pagalbą nuo Edgaro Ulanovo. Tuo pačiu Gosas irgi kažkodėl eina atmušti Devino Bukerio ir palieka Niko Manioną laisvą. Galbūt kažkiek rizikuodamas ir vėliau nespėja prie šio tritaškio. Manyčiau, kad šiame klipe jis turėjo būti šiek tiek arčiau Milano ekipos žaidėjo ir palikti tą atsakomybę pasaugoti baudos aikštelę tik Ulanovui. O šioje atakoje Milanas priverčia Mozesą Raitą stepautuoti 2 kartus iš eilės. Pirmasis kartas pavyksta gana neblogai. Guduričius sugauna kamuolį ir neturi jo kur atiduoti. Bet antrąjį kartą Raitas vėluoja, tai nėra geras stepautas, kadangi Niko Manionas jį tiesiog apeina. Matome, kad Ulanovas turi padėti labai giliai po krepšiu ir nėra jokių šansų, kad jis čia spėtų prie Gianpaolo Ricci. Suprantu, kad matyti tokią Žalgirio gynybą jums tikrai turbūt nėra malonu, bet tikiuosi, kad šis video jums patinka ir yra įdomus ir kviečiu nepamiršti paspausti like ir prenumeruoti mano kanalą, jeigu dar nesate to padarę. Galvoju, kad tai yra labai paprastas ir šaunus būdas pasakyti man papildomą ačiū už pastovų krepšinio turinio kūrimą, na, o aš tuo pačiu noriu padėkoti jums, kad jūs jį žiūrite. Taip ir toliau. Grįžtant prie video, tai vienoje aikštelės pusėje mes matome laisvus Milano komandos metimus, o kitoje pusėje Žalgiris stringa prieš varžovų susikeitimus. Panašiai kaip ir prieš Cervena Zvezdą, trūko komandinių veiksmų ją įveikiant. Buvo labai daug gynėjų žaidimo su kamuoliu, daug driblingų ir, na, sakyčiau, kad mažokai perdavimų. Aišku, iš pradžių, pavyzdžiui, šioje atakoje krito į akis tai, kad nepavykus Žalgiriui greitai užpulti, Manionas neleidžia Gosui priimti kamuolio ir Francisco yra gan pasyvokas bandydamas taip pat jį priimti. Žalgiris užtrunka labai ilgai, kol įeis bent į kažkokį tai adekvatų puolimą. Milanas paprasčiausiai keičiasi, lieka 8 sekundės kažką sukurti, daug Francisco driblingų, taip jis apeina savo žmogų, bet tas pats Gianpaolo Ricci čia puikiai išsikeičia ir išmuša šį kamuolį. Milanas mėgia tritaškį ir žalgiriečiai vietoj kažkokio tai derinio didesnio ar kamuolio judėjimo nusprendžia tiesiog medžioti Marko Guduričių ir Niko Manioną puolime. Goso netikra užtvara nepeša nieko, Francisco turi žaisti prieš serbą, kuris tikrai demonstruoja agresyvę gynybą ir nors Francisco jį apeina, bet metimas yra labai netikslus, o ir Biručiui nepavyksta užbaigti atakos iš po krepšio. Kalbant daugiau apie Sisko, tai man jis atrodė kažkoks pavargęs ir nesavas tikrai ketvirtadienio vakarą. Gal tas mačas Belgrade jį labai išsekino. O gal ir ankstyva techninė jį išmušė iš vėžių ir taip neleido įeiti į ritmą. Ne vieną kartą rungtynėse įstrigo toks jo kaip ir vaikščiojimas, bandymas ieškoti poilsio, kai tik būdavo galima tą padaryti. Taip netrūko ir gražių judesių, bet ketvirtadienio vakarą tai tikrai nebuvo pikinis Francisco. Happens ir tikrai nemanau, kad na tokį jį matysime dabar kiekvienose rungtynėse iš eilės. Tikrai ne. Tai tokiu būdu rungtynės buvo apylygės po 2 kėlinių ir trečiajame kėlinyje vėl prasidėjo problemos su stepautu. Nei pagalbos, nei rotacijos veikia ir turbūt mano vienintelis klausimas stebint rungtynes, na kodėl nebuvo galbūt atsisakyta šios idėjos šiek tiek anksčiau rungtynėse. Vėl, prieš žiūrint apie blogus dalykus, pasižiūrėkime vieną gerą rotaciją, kaip viskas turėjo atrodyti Masiulio plane prieš rungtynes. Čia varžovų ispaniškasis pick and rollas ir Raitas kyla stepautuoti aukštai. Kadangi Manionas čia turėtų statyti nugarinę užtvarą, Gosas saugo baudos aikštelę ir rodo Arnui perimti Maniono globą. Žalgiriečiai čia rotuoja ratu. Arnas perima Manioną, Gosas perima Šilcą ir Tubelis saugo baudos aikštelę, kol Raitas į ją grįž. Viskas suveikia labai gražiai, Manionas turi žaisti 1 prieš 1 ir meta tikrai sudėtingą metimą prieš Arną Butkevičių. Čia viskas atrodė labai gražu ir labai tvarkingai, bet kad iki to Žalgiris prieitų, prireikė praleisti 3 varžovų tritaškius. Tiesa, kai kurie jie irgi buvo po gerų rotacijų. Pavyzdžiui, šitas pirmas trečiajame kėlinyje. Vėl matome tą patį Milano ispaniškai pick and rollą ir vėl Gosas dengia tą žmogų, kuris kaip ir turėtų statyti nugarinę užtvarą, kurios čia nėra. Tubelis rotuoja į viršų, Gosas rotuoja į kampą ir tai tikrai nėra blogas closeoutas, nors aišku norėtųsi, kad Ricci nemestų, o darytų driblingą, kadangi Žalgiris dar ir turi komandinę pražangą, bet vis tiek Goso ranka yra prie Ricci veido metant šitą metimą. Iškart kitoje atakoje Milanas vėl spaudžia tą patį mygtuką, nes kam keisti tai, kas veikia. Tik čia nugarinę užtvarą stato Šilcas ir Arnas nepasilieka baudos aikštelėje, kaip tą darydavo Gosas, todėl gelbėti situaciją čia turi Gosas, tą jis daro per vėlai ir belieka prasižengti tik metimo metu. Na, o po kelių minučių dar vienas Žalgirio stepautas, Mozesas Raitas aukštai.
Francisco saugo trumpai nusileidimą, Tubelis saugo Deviną Bookerį po to. Arnas kaip ir yra perdavimo linijoje, bet Bolmaro yra aukštas žaidėjas, atlieka šį perdavimą ir Tubelis paprasčiausiai nespėja Richie sumušti kamuolį į žemę ir veržtis, o ne mesti iš toli, ir tai yra dar vienas Milano tritaškis. Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ir taip, čia buvo Žalgirio rizika, bet kai tu turi vos vieną komandinę pražangą, prie tokios stepauto gynybos, tu kaip ir nori, kuo agresyviau eiti keldamas ranką, kad sniperis galėtų dėti kelis driblingus ir, kaip matėme anksčiau, po krepšiu ten jau vėl būtų kam padėti iš naujo. To nepamatėme trečiojo kėlinio pradžioje, bet reiktų pakalbėti ir apie fantastinį Milano pataikymą. Kiek čia buvo Žalgirio klaidų, bet ir kiek tiesiog neįtikėtinų metimų ir nepasiteisinusių dėja rizikų. Su tom rizikom taip jau būna. Kai varžovai nepataiko, tai treneris atrodo genijus, treneris priėmė teisingą sprendimą, bet kai varžovai sumeta viską, visi mes klausėme, kas čia per nesąmonę. Tai jūs dabar ir pamatėte, kad, prieš tą stepautą tikrai buvo nemažai Žalgirio klaidų, bet ir nemažai, kur jie sumetė sunkius metimus, kokių jie nepataikė prieš tai šiame sezone. Richie, Bolmaro, Quinas Ellisas ir Niko Meninas pataikė 9 iš 9, kai šiame sezone iki ketvirtadienio vakaro Žalgirio arenoje buvo sumetę 19 iš 54 ir realiai čia argentinietis Leandro Bolmaro tos procentus dar kažkiek kėlė į viršų. Ir negali sakyti, kad čia buvo tokios bėdos, kurių neįmanoma ištaisyti. Kai kur trūko energijos, kai kur trūko susikalbėjimų, kai kur tiesiog nepasiteisino rizikos. Todėl ir per daug nepanikuočiau iš tikrųjų dėl Žalgirio tokių prastų rungtynių namuose. Tu gali arba pakeisti gynybą kitame mače ir mažiau remtis šitą, arba tobulinti ją treniruotėse. Ir galiausiai varžovai tikrai nemes tokiais procentais visada, kaip metė Milanas ketvirtadienį. Bet taip, gynyboje buvo problemų ir jų buvo ne viena. Čia 2 prieš 2 metu Moses Wrighto agresyvus stepautas, kuris virsta į išsikeitimą. Arnas lieka su Devinu Bookeriu, o Bookeris kyla statyti užtvaros Niko Meninui. Galbūt tos užtvaros čia per daug ir nėra. Ir Arnas kaip ir keičiasi, bet Williamsas Gosas to nesupranta laiku, arba tiesiog to nesitiki, Bookeris lieka laisvas, dar 2 lengvi taškai Žalgiriui iš po krepšio. Aš tik spėju, žinoma, kadangi nesu komandos viduje, bet manau, kad tai turėjo būti išsikeitimas, kadangi, buvo likusios 7 sekundės ir ar Gosas, ar Butkevičius dengsta Bookerį po krepšiu, nėra kaip jau ir didelio skirtumo ir plus tam nebūtų likę labai daug laiko. Ir dažniausiai Žalgiris tokiose situacijose keičiasi, kai lieka, nedaug laiko iki atakos pabaigos. Bet matome, kad trūksta dar komandinių veiksmų, trūksta galbūt ir susikalbėjimo. Šioje situacijoje paprasčiausiai Gosas laiku neišgirdo, ką reikia daryti. Kitame klipe matome Milano derinį be kamuolio Šavonui Šilcui. Bookerio užtvara ir jis po užtvaros sukasi į baudos aikštelę, bet čia pasitinka ne tik Wrightas, bet ir Francisco, kuris bando išmušti kamuolį ir po to vėluoja prie Leandro Bolmaro. Tai prancūzas čia galėjo būti šiek tiek greitesnis grįždamas prie Bolmaro, bet argentinietis būtų prametęs ir mes sakytume, kad tai yra, plius minus gera gynyba. Dabar tą riziką susifokusuoti į Šavoną Šilcą ir vėl nepasiteisino. Toliau matome dar vieną Milano komandos 2 prieš 2 ir 2 žmonės stiprioje pusėje. Wrighto stepautas, Milanas vėl pasimakaluoja stiprioje pusėje ir tai išprovokuoja Žalgirio klaidą. Nes Gosas čia nuo pat pradžių saugo baudos aikštelę, o Tubelis tiesiog galėtų likti viršuje ir saugoti žmogų, kuris stovi aukščiau. Bet jis to nedaro, leidžiasi kartu su savo žmogumi, Gosui tai yra super ilgas klauzautas ir Quinas Ellisas baudžia Žalgirį už dar vieną nesusikalbėjimą per brūkšnelį riziką. Žmogus, kuris iki šio mačo buvo pataikęs 3 metimus iš 15 iš žaidimo ir 0 tritaškį iš 2. Tai taip, čia kaip ir buvo tokia žalgiriečių klaida, buvo galima susikalbėti geriau gynyboje, bet Žalgiris buvo nubaustas už praktiškai kiekvieną riziką antroje mačo pusėje. Ellisas vėliau taip gerai pasijautė aikštelėje ir galbūt dėl savo gynybos, kad vėliau net pamatęs Ąžuolo Tubelį tiesiog priešais save žaidė 1 prieš 1 ir šėrė tokį stebeką per rankas likus 13 sekundžių iki atakos pabaigos. Tikrai ne kiekvieną dieną pamatysi tokius varžovų metimus. Nepaisant visų šitų tritaškių, manau, kad Žalgirio rungtynės galėjo būti išgelbėtas, jeigu nors kiek geriau būtų veikęs puolimas. Bet jis buvo tikrai prastas, neorganizuotas, per daug individualių bandymų, per daug bandymų kažkokių improvizuoti, žaisti ne tai, kas yra susitarta ir galiausiai varžovai su savo super agresyvia ir fiziška gynyba įstūmė Žalgirį į labai nepatogias situacijas. Čia Gosas
Gosas pradeda ataką, gauna nugarinę užtvarą ir vėliau eina statyti cross užtvaros ąžuolui tubelį. Kamuolys iki tubelio neatkeliauja ir dar vyšnia ant torto tampa Mouseso Wrighto nemetimas čia iš vidutinio nuotolio ir sužingsniavimas. Kitoje atakoje dabar jau pats Gosas pabando čia pažaisti ant savęs, nors šiaip derinys yra ant Silveno Francisco silpnoje pusėje. Gosas mato, kad prie jo yra Bolmaro ir pabando čia pats suimprovizuoti, tačiau Niko Meninas ir vėl ginasi tikrai solidžiai ir dar vienas žalgiriečių metimas skrieja pro šalį. Bet čia tokios kaip ir mažos detalės, kurias lengva išgyvendinti. Blogiau yra tai, kad matome praėjusio sezono dėžavų. Vos tik varžovai agresyviau puola Žalgirį, rodo super fizišką žaidimą, Žalgiris pasimeta. Tai buvo ir prieš Zvezdą, tai buvo ir prieš Milaną. Jei dėl gynybos yra ramiau, nes tas problemas tiesiog galima išspręsti arba gintis kita gynybos sistema, tai čia jau reikia pačių žaidėjo geresnio indėlio aikštelėje. Quinnas Ellisas buvo visiškai šias rungtynės pakeitęs žaidėjas. 59-59, jis neleidžia Modolo priimti kamulio išsimetus jį iš šoninės linijos, Arnas turi žaisti pick and rollą, kas tikrai nėra to, ko nori Tomas Masiulis, Arnas tą kamulį sugauna ir Quinnas Ellisas čia puikiai dirba perdavimo linijose. Kitoje atakoje Žalgiris labai jau lėtai įeina į derinį, kurį nori daryti. Jis prasideda vos likus 14 sekundžių, tai yra varžovai 10 sekundžių galėjo tiesiog ilsėtis. Po to Quinnas Ellisas žino, kad šis derinys yra užtvara be kamulio silpnoje pusėje Silvenui Francisco. Jis išlenda gana gerai, varžovai taip pat spaudžia Modolo, tenka improvizuoti, kadangi derinys buvo pradėtas vėlai, jau lieka vos tik 4 sekundės. Na ir tai tikrai nėra solidaus puolimo ženklas, nepaisant to, kad Silvenas Francisco dar sugeba kažkokiu tai būdu išmesti tą metimą. Gauname tokią situaciją, kad kuomet kauniečiai yra išmušami iš savo derinių varžovų fiziškos gynybos, kol kas jie nežino, kaip su tuo tvarkytis. Ir iš tikrųjų tai šitą buvo galima numatyti kaip potencialią žalgiriečių problemą dar prieš sezoną. Ir iš tikrųjų tai viename iš savo video kalbėjau apie tai dar net neprasidėjus Eurolygos kovoms. Na, buvo tikrai ne viena situacija, kuomet žalgiriečiai nežinojo galbūt savo derinio, varžovai gynėsi pakankamai agresyviai ir tiesiog ataka būdavo realiai apie nieką. Tokie buvo mano žodžiai po pirmųjų 3 LKL turų ir visiškai identiškas vaizdelis buvo ir Belgrade, ir ketvirtadienio vakarą Kaune. Belgrade ten iš vis rungtynės vos nevirto graikų romėnų imtynėmis ir tai buvo labai parankus Zvezdai. Iš pradžių matome, kad Jagodo Santosas atkerta Silveno Francisco nuo kamulio prie šio Iversono kirtimo. Dėl to ispaniškai pick and rollą turi žaisti ne jis, o Nigelis Williamsas Gosas. Ir nors jis kaip ir sutraukia varžovų pagalbą net ir iš stipriosios pusės, kamuolys jam tiesiog išslysta iš rankų ir dėl to neturime Edgaro Ulanovo laisvo tritaškio. Vos už minutės kita Žalgirio ataka. 2 užtvaros Gosui, po kurių turėtų būti Francisco užtvara Dustinui Slyvui ir užtvara Silvenui Francisco. Bet kadangi Zvezda keičiasi, Gosas lieka tiesiog prieš Ebuką Izundu, žaidžia 1-1 ir prameta savo stebeką iš vidutinio nuotolio. Ir tai neturėtų būti jums keista. Gosas tikrai nėra elitinis taškų rinkėjas ir tokiais procentais, kokiais metė per pirmosius 3 turus, tikrai nemes. Žalgirio stiprybė yra Silvenas Francisco ir jis yra numeris 1 opcija puolime. Tai kai varžovai atkerta jį nuo kamulio, pamatome tikrai nemažai problemų. Čia ketvirtojo kėlinio ataka po minutės pertraukėlės. Prie Francisco yra Cody Milleris McIntyre'as, bet Iversono kirtimo metu Semi Ojeley puikiai nuskaito šią situaciją ir perima Francisco globą. Jis nepriima kamulio, Žalgiris tiesiog bando atakuoti Donatą Motiejūną, bet ir vėl tai daro su Williamsu Gosu. Šiam slysta kamuolys iš rankų, Zvezda puikiai rotuoja, matome labai juos agresyvius, pagalbas, rotacijas, grįžimus, Modolo užsižaidžia su kamuliu ir Dustinas Slyva turi atlikti štai tokį metimą. Tomas Masiulis tose rungtynėse bandė išvažiuoti žaisdamas 3 gynėjais ir bandydamas atakuoti Jordaną Nuorą rungtynių gale. Bet Gosas dabar jau nebando jo atakuoti 1-1, bando nešti handoffą Dustinui Slyvai, neaišku kodėl, turbūt norėdamas greito tritaškio metimo, tačiau vyksta viskas gerokai per lėtai, kad tas tritaškis būtų gaunamas. Davido Vatsas tada puikiai atkerta Modolo, Cody Milleris McIntyre'as atkerta Francisco ir lieka 3 sekundės Žalgirio atakai. Kamuolys perimtas ir Izundu deda tašką šiose rungtynėse. Tai tuos pačius dalykus pamatėme ir Kaune. Quinnas Ellisas ir Leandro Bolmaro savo spaudimu ir energiją privertė Žalgirį klysti lygiose vietose, o po to jau ir poziciniuose deriniuose. -1 ketvirtajame kėlinyje, niekas dar neprarasta, paprasčiausias Milano spaudimas. Tubelis priima kamuolį, kadangi prie Goso 2 žmonės ir vietoj to, kad bandytų jį persivarnėti, atiduoda labai rizikingą perdavimą, kurį perima Quinnas Ellisas. Vėl, po išsimetimo prie Goso 2 žmonės, Sirvidis priima kamuolį, apeina keliais driblingais Bolmaro gynybą, nors tai tikrai nebuvo lengva, Žalgirio atakai ir vėl lieka vos 12 sekundžių, kuomet pradedamas veiksmas. Gosas bando žaisti ispaniškai pick and rollą, greičio jis tiek neturi prieš Quinną Ellisą, vėl bando nešti tą handoffą, kurį tik ką matėme rungtynėse prieš Cerveną Zvezdą
lasdą, bet Ūlė kerta paskutiniu metu, o ne eina į viršų. Ataka užstringa, vėl lieka Žalgirio gynėjai sukurti kažką 4 sekundės ir Sirvydis turi mesti super sudėtingą metimą, kuris yra blokuojamas. Na ir čia paskutinis pavyzdys, kaip nepatogiai Žalgiris jaučiasi prieš agresyvę varžovų gynybą. Quinas Ellisas net neleidžia praktiškai modulo žaisti į užtvarą, bet Žalgiris bando tęsti savo motion derinį. Bolmaro čia kerta priešais Francisco prie šios nugarinės užtvaros. Gal tai ir turėtų būti pražanga, bet teisėjai to nešvilpia. Ir dėl to Arnas žaidžia 2 prieš 2. Numeta gan neblogą perdavimą Mosesui Wrightui, bet prie jo 2 žmonės ir Žalgiris pameta dar vieną sudėtingą metimą. Žodžiu, matome situaciją, kuomet kol kas šiai naujai Žalgirio komandai nepavykus sužaisti iš derinio yra labai sunku surasti, kaip būtų galima nubausti varžovus už šitą super agresyvę varžovų gynybą. Dabar dažnai bandoma situacijas išgelbėti tiesiog ispaniškųjų pick and rollų, bet Milanas pasiūlė solidžią gynybą būtent prieš šią situaciją ir Žalgiriui daug kitų opcijų neliko. Reikės neabejotinai tą tobulinti, jeigu Žalgiris nori pergalių. Ir aišku, vyšnė ant torto dar pabaigai buvo kelios, labai skaudžios gynybinės klaidos 4-ajame kėlinyje. Kai kuriems žaidėjams Žalgiryje trūksta gynybinio IQ. Pavyzdžiui, Mosesui Wrightui. Niekam turbūt tai nėra paslaptis, tai buvo žinoma dar prieš jį pasirašant. Čia buvo turbūt skaudžiausi taškai 4-ajame kėlinyje. Quinas Ellisas prie savęs mato tubelį. Bookeris stato užtvarą. Tarp 2 aukštaūgių Žalgiris keičiasi. Ir tuomet Milano žaidėjas rodo Bolmaro, kad ateik čia pastatyk netikrą užtvarą. Bolmaro prabėga per gerą metrą nuo Moseso Wrighto, tos užtvaros nėra, bet kažkodėl amerikietis vis tiek keičiasi. To nesitiki niekas iš Žalgirio ir Quinas Ellisas čia, kaip per apšilimą iš po krepšio renka taškus. Tai čia galima sakyti tikrai, trūko gynybinio IQ. Kitoje situacijoje trūko susikalbėjimo tarp naujų 2 komandos žaidėjų - Goso ir Tubelio. Ir kažkiek trūko geresnio Tubelio situacijos skaitimo. Ellisas čia gauna 2 užtvaras. Žalgiris visur keičiasi. Williamsas Gosas turi aukštą gynybinį IQ ir nori atsikeisti, kol dar yra laiko. Jis atrodo, kad palieka Tubeliui Bookerį, kadangi čia tikrai jis nėra pavojingas, bet Tubelis nereaguoja iš karto, o tik po sekundės. Todėl Gianpaolo Ricci lieka laisvas dar kartą ir kai jis buvo toks karštas, jis tiesiog turbūt ir negalėjo pramesti. Tai čia buvo tokia situacija, kur, taip, Goso aukštesnis gynybinis IQ, bet ir čia tiesiog susikalbėjimo klausimas ir treniruočių klausimas. Tokios Žalgirio problemos tiek puolime, tiek gynyboje, kurios labiausiai bado akis. Ir vienos yra lengviau pataisomos, kitos yra sunkiau pataisomos. Bet pasikartosiu, kaip nereikėjo kalbėti apie finalo ketvirtą po pirmų 3 rungtynių, taip ir dabar nereikia daryti tragedijos. Aš manau, kad tai yra vienas iš prasčiausių Žalgirio viso sezono mačų, kuriuos mes pamatysim per visus metus. Tikiuosi, kad dėl šios prognozės esu teisus ir kad kauniečiai greit sugrįž į pergalių kelią Eurolygoje. O jūs, jeigu išžiūrėjot iki čia, primenu, palaikinkit video, prenumeruokit kanalą. Be proto ačiū, kad žiūrėjot, gavosi turbūt labai ilgas video. Pasimatysim jau greitai, turbūt kitą savaitę. Iki.